Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną, kuom galėčiau Jums padėti? Mums reikia uždengti langus. Turime 5 langus gyvenamuose kambariuose ir virtuvės langą. Tai žinoma, reikia apsisaugoti ir nuo saulės spindulių, ir nuo kaimynų žvilgsnių. Mes turim tokią lauko verandą. Ten ypatingai bus aktualu užtikrinti, kad nebūtų vasaros metu tos patalpos perkaitinamos. Puiku, tai tuomet galima apžvelgti mūsų asortimentą. Svarbus momentas tai yra langų uždengimas. Aš kaip architektas, kuriam svarbu ir pastato energetiniai dalykai, noriu akcentuoti tokį momentą, kad mums, kada mes gerai apšiltinam pastatą, užtikrinam jo sandarumą, tai mes turim užtikrinti ir komfortą, kad vasaros metu patalpos nebūtų perkaitinamos. Aišku, šitam objekte mes neturim ypatingai didelių vitrinų pietiniai pusėje, bet kokiu atveju langus turime ir tą uždengimus turim spręsti. Norėtume Jums pasiūlyti tuomet standartinį mechanizmą, kuris yra valdomas iš viršaus į apačią. Ir ne tiek standartinis mūsų mechanizmas, kuris valdomas iš apačios į viršų. Ar galima rinktis spalvas ir tekstūrą? Taip, mes galime pasiūlyti virš 500 audinių būtent šiems mechanizmams. Ar galima apdailos spalvą rinktis? Apdailos spalvą taip pat galime rinktis iš 8 atspalvių, taip pat natūralūs, medžio imitacijos. Miegamosiose patalpose mes siūlome visiškai neperšviečiamus audinius, kadangi jūs norite pailsėti, norite privatumo. Vaikų kambariuose mes galime pasiūlyti neteplius audinius, plaunamus audinius, ryškių spalvų audinius, žaismingesnius audinius. Kadangi jūs minėjote, kad norite verandoje pritaikyti tokį audinį, kuris sulaikytų saulės spindulius, mes galime Jums rekomenduoti šį audinį, kuris sulaiko net iki 80% saulės spindulių. Tai kuom šitas audinys ar medžiaga yra ypatinga, kad jinai taip atspindi? Tai yra vokiškas Glasgard audinys, iš kitos pusės yra dengtas folija. Norint išgauti didžiausią efektą su šiuo audiniu, jį reikėtų montuoti visiškai prie lango su kasete, su kreipiančiosiomis, kad nebūtų laisvų tarpų. Toks mėgstamas mūsų projektuose produktas yra medinės žaliuzės, taip, Ryti? Taip, mes iš tiesų, galim sakyti, kad naujai atradom tą produktą, kurio kažkaip tai kurį laiką vengiam, nes tai asocijuodavosi daugiau su kažkokiu tai biuro ar ten visuomeniniu produktu, bet naudojant interjerę medinės žaliuzės, tai jos tikrai gerai atrodo namų erdvėje ir tuo pačiu tas funkcionalumas, jisai duoda daug privalumų. Žaliuzės medinės būtų 2 pločių. Pirmas plotis tai yra siauresnis, 25 mm. Ir turime ant didesnių langų būtent plačias medinės žaliuzės. Aišku, jeigu žaliuzės yra labai plataus gabarito, tai mes rekomenduojame visada jas automatizuoti. Medis jisai sveria, tai jas sukeliant yra gan nemažas svoris. Kadangi ekspozicijoje negalime Jums parodyti visų audinių pavyzdžių, tuomet kviečiame Jūs apžiūrėti mūsų katalogą.